Sveiki, mano vardas Žybartas, man 22 metai. Augau nereligingoje šeimoje, su mama ir močiutė gyvenau. Kaip ir daugelis jaunimo buvau priėjęs sutvirtinimo, krikšto, kitus sakramentus, bet niekada gyvenime nepažinojau viešpaties. Nors nelaikiau savęs blogo, neturėjau ypatingų žalingų įpročių, nei rūkiau, nei gėriau, nei vartojau kažko. Tiesą sakant, galbūt save laikiau net geresniu kiek už kitus, kol gyvenime niekada neužmiršiu tos akimirkos, kai prieš keletą metų atėjo mano draugas, tuo metu buvo pavasaris ir su juo mes visuomet gerai sutardavom, turėdavom šaunų bendravimą. Ir jis vieną dieną atėjęs pas mane sako: Žybartai, tave myli viešpats. Ir aš taip be galo nustebau, galvojau, ką jis turi omeny, koks viešpats. Ir tiesiog ta mintis mane vertė šiek tiek susimastyti. Visuomet tikėjau, kad yra Dievas, kad šį pasaulį sukūrė ne kažkokia evoliucijos teorija, bet ir kai išgirdau šitą klausimą, pamąsčiau, na taip, galbūt jis mane ir myli, bet ką man žinot? Ir kiek pamenu, bendraudavau su savo draugu, iš jo sužinojau, kad viešpats pakeitė jo gyvenimą ir kad jis priėmė į savo širdį kaip savo gelbėtoją, be kažkokių religinių apeigų, be kažkokių knygų skaitimo. Ir vieną dieną jis man pasakojo, kad tau reikia nuodėmių atleidimo, tau reikia amžinojo gyvenimo, kad būtent to išgelbėjimo nuo pragaro. Ir aš paskui galvoju, kodėl, juk aš nesu toks blogas, ką man to reikia. Ir taip pat gavau dovanų Bibliją, kurią neypatingai daug skaičiau tuo metu. Tai buvo 2010-ieji. Visada gyvenime norėjau siekti savo jėgom, įrodyti, kad aš visgi nesu prastas, kad galiu pasiekti, galiu stengtis, bet niekada neturėjau tos vidinės pilnatvės, kol galiausiai 2012 žiemos pabaigoje, ilgai nesvarstęs, pradėjau suvokti, kad Kristus tikrai mane myli ir linki man geriausio, nes matydavau, kaip viešpats keičia mano draugo gyvenimą ir tai būdavo džiugu tą matytą vidinę ramybę, tą tikrą nesuvaidintą džiaugsmą. Ir vieni dalykai man sekėsi, kiti sekėsi nelabai. Norėjau turėti ir vairuotojo pažymėjimą, turėti gerą išsilavinimą, bet ne viskas sekdavosi taip, kaip aš planuodavau. Slėgė ta nežinomybė, kas bus toliau, ką veiksiu ateityje, koks aš tapsiu. Kol galiausiai vieną dieną parklupau ant kelių ir tariau: Viešpatie, atleisk man. Nes būtent tik Viešpaties žodėje aš pamačiau, kad ir koks tu būtum geras, kad ir kaip tu bandytum parodyti geras save prieš kitus, tavo gerumas prieš Viešpatį yra nieko vertas. Ir kol galiausiai tas momentas, kaip tarsi kažkas prisiliečia prie tavęs, tas keistas jausmas, kurio negaliu paaiškinti, tai yra šventoji dvasia, kuri tave įtikino, kad Žybartai, tau reikia išgelbėjimo, tau reikia atgailauti už tai, ką tu padarei. Ir jis, matydamas savo gyvenimą, aš iš tikrųjų galiu pasakyti, kad nebuvau aš ypatingai geras, ypač Viešpaties akyse. Ir kas labiausiai mane tai džiugino, kad
prašydamas Viešpaties Kristaus atleidimo, aš tiesiog galėjau jiem išsakyti savais žodžiais. Ne kažkokiu tekstu, bet savais žodžiais išsakyti, kas mano širdyje ir atsiprašyti jo. Ir ačiū Dievui, aš einu šiuo keliu jau beveik 3 metai, turiu vidinį džiaugsmą, ramybę. Ir nesakau, kad mano gyvenimas tapo kaip per sviestų patepta, bet susiduriu žinoma su įvairiausiais sunkumais, bet žinau, kad mane kiekvieną dieną lydi Viešpaties ranka, Viešpaties malonė. Ir tikrai be galo džiaugiuosi, kad turiu tą išgelbėjimo džiaugsmą, nors aišku, būna ir sunkių dienų, kai Viešpats veda, kai Viešpats moko ir įvairias situacijas, kurios tikrai nėra lengvos. Bet tiesiog, kad dabar galėčiau stabtelti ir pagalvoti minutėlę